Turbūt daugelis yra girdėję apie Kauno Žalgirio ir Maskvos CSKA kovas 90-metį, kur Maskvėnų klubas, kalbant klasiko žodžiais. Žalgiris buvo tapęs savotiškų laisvės kovų simboliu ir žinios apie jo pergalės sklido toli nuo sporto nutolusiose sferose. Pavyzdžiui, vaikų rašytoja Aldona Liobytė viename savo 83 metų laiške pažymėjo: pas mus bręsta Žalgirio mūšis. Kauno Žalgirio krepšininkai kovos dėl pirmos vietos ir aukso medalių su Maskvos kariškių sporto klubu. Gintė su Hašu sirgaliai, o aš užsidariau nuo sporto aistrų. Todėl neturėtų stebinti, kad dėl tokio populiarumo Žalgirį nuolat stebėjo KGB. Viena iš aiškiausių tokios stebėsenos apraiškų fiksuojame KGB archyve išlikusiame raporte, kuriame minimi tokie žaidėjai kaip Arvydas Sabonis, Rimantas Kurtinaitis, Valdemaras Chomičius, Sergejus Jovaiša ir anksti miręs Raimundas Čivilis. Šie žaidėjai raporte kaltinami tiems laikams gana įprastais dalykais. Pavyzdžiui, užsienietiškos valiutos keitimu, audio ir video technikos įsivežimu ir Raimundas Čivilis dar kaltinas, kad jis turėjo $50 padirbtą kupiūrą, kurią norėjo iškeisti. Pastarasis faktas bus svarbus, o todėl jį įsiminkite. Tačiau įdomiausia, kad raporte žaidėjai kaltinami pornografijos žiūrėjimu. Raporte minima, kad Žalgirio žaidėjai esą lankėsi nepadoriose vietose ir žiūrėjo pornografinius filmus. Ir šioje vietoje mums reikia šiek tiek sustoti. Įvairiose sovietų institucijose panašaus tipo raportai dažnai buvo kurpiami strategiškai. Kai kurie dalykai buvo nutylimi, o kai kurie kaip tik pabrėžiami. Ir šiame kontekste pornografijos sąvoka tampa svarbi, kadangi sovietmečiai dažnai nurodydavo į reiškinius, kurie valdžios atžvilgiu buvo vertinami kaip nederami ar netinkami. Pavyzdžiui, 1984 metais Lietuvos KGB pirmininkas miestų rajonams ir skyriams išsiuntinėjo specialią instrukciją, kurioje buvo liepta aktyviau ieškoti ir bausti videobizniu užsiimančius gyventojus. Už šią veiklą kaip tik buvo siūloma bausti pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį 242, kuris apibrėžia bausmę už pornografinių daiktų gamybą ir platinimą. Kitaip tariant, jeigu sovietmečiu per video kasetes savo draugams rodė filmus ir tave pagavo, tai tave galėjo apkaltinti pornografijos platinimą. Ir vienas iš aiškiausių tokios praktikos pavyzdžių buvo skulptoriaus Juozo Ruizgos sulaikymas. Visiškai tikėtina, kad tai buvo dirbtinai sukurpta byla ir skulptorius tiesiog savo draugams už pinigus rodė per video kasetes filmus. Tačiau jis kaip tik buvo apkaltintas pornografijos platinimu. Tikėtina, kad Žalgirio krepšininkai taip pat tiesiog žiūrėjo užsienietiškus filmus su kokiu nors Schwarzeneggeriu. Huliganai. Tačiau iš dalies KGB raporte paminėtus dalykus patvirtina pačių krepšininkų prisiminimai. Internete man pavyko atrasti vieną straipsnį, kuriame buvę Žalgirio žaidėjai pasakoja apie savo susidūrimą su saugumu. Tačiau šiuo atveju būtina paminėti, kad šis straipsnis atrodo kaip užsakytas pranešimas spaudai, kurio šaltiniu nurodomas Rimantas Kurtinaitis. Ir iš pradžių jis buvo net spausdintas man nežinomam puslapį ir tik vėliau perspausdintas puslapyje Krepšinis net. Tačiau jame buvę Žalgirio žaidėjai gana detaliai prisimena įvairius dalykus, pavyzdžiui apie tai, kad jie iš tiesų vežė audio ir video techniką per sieną, kas yra gan žinomas dalykas, arba tai, kad jie buvo stebimi saugumą. Įdomu tai, kad straipsnėje Rimantas Kurtinaitis konkrečiai prisimena atvejį, kai Raimundas Čivilis iš tiesų vežėsi jau ne 50, o $100 padirbtą kupiūrą, kurią norėjo iškeisti. Taigi galima spėti, kad KGB raporte iš dalies pateikta tiesa ir galbūt Žalgirio krepšininkai iš tiesų žiūrėjo pornografinius filmus. Bet mes niekada turbūt to nesužinosim. Arba sužinosim, nes aš galiu jiems paskambinti. Tai iš tiesų man nepavyko paklausti, aš bandžiau įvairiais būdais susisiekti su 4 buvusiais Žalgirio krepšininkais, visais man įmanomais būdais. Vienintelis krepšininkas, su kuriuo aš nebandžiau susisiekti, yra Arvydas Sabonis. Ir turbūt jums žinoma, kodėl. Nesąmoningas klausimas, Bet galbūt šį video pamatys koks nors krepšinio žurnalistas ir jis kaip tik galės paklausti buvusių krepšininkų, ar jie žiūrėjo tos pornografinius filmus, ar kažkokius filmus žiūrėjo su Schwarzeneggeriu, o gal jiems labiau patiko Stallone. Ir jeigu jums patiko šitas video, pasidalinkite jo, kad jis nueitų kuo toliau. O aš tai norėjau papasakoti labai smulkų, bet įdomų epizodą iš Lietuvos istorijos ir parodyti, koks svarbus buvo Žalgiris Lietuvai tuo metu. Ir dabar tik belieka tik pradėti skanduoti Žalgiris! Žalgiris! Žalgiris!